Dabar noriu pakviesti Gretą Budreikę, kuri pristatys savo projektą Alternatyvūs baltymai iš svirplių pavadinimu Tastic. Šau? Labadiena. Man labai malonu šiandieną stovėti priešais jūs. Esu Greta, Tastic įmonės įkūrėja. 5 metai dirbu su svirpliais. Tai tikrai apie juos žinau viską, kaip gimsta, kaip miršta, kaip reikia juos valgyti. Noriu pasidalinti, ką visiškai naujo sukūriau EVA programos metu. Aš neprašysiu auditorijoje šiandieną pakelti rankos klausdama, o kiek iš jūsų galvojate, kad sensite. Manau, tai būtų paradoksalu. Bet būtent apie šiuos neišvengiamus dalykus šiandieną ir noriu kalbėti. Senėjimas yra šio pasaulio problema. Žmonės gyvens ilgiau, žmonių pasaulyje daugės. Visus juos mes turėsime išmaitinti, atitinkamai mums reikės resursų, bus vėl ir vėl alinama mūsų planeta. Senėjimas su savimi atsineša labai daug baimių. Senti oriai nėra paprasta. Senėjimas mums diktuoja problemas, tai yra ryjimo sutrikimai, kramtymas. Ką mes galime padaryti, kad sumažintumėm šių žmonių sutrikimus, kaip pagerintumėm jų gyvenimo kokybę. Ką daryti, kad iš jų kasdienės mitybos raciono būtų eliminuota šitas visiškai pilkas, monotoniškas, tik gyvybinės funkcijas užtikrinantis maistas. Aš pristatau alternatyvą žmogaus kūno ir emocinius poreikius tenkinantį produktą. Kartu su mokslininkais sukūriau ypatingai aukšto maistingumo funkcinį produktą, kurios sudėtyje dominuoja alternatyvūs baltymai iš svirplių. Ši baltymų matrica bus pagaminta naudojant 3D technologijas. Produktas bus minkštos tekstūros, patogus kramtyti, tai reiškia, mes galėsime jį oriai valgyti. Šiandien mano gaminys yra pasiekęs 6 mokslinės pažangos lygį. Jo pranašumas yra būtent baltymų kokybėje, tai yra visos reikalingos amino rūgštys ir labai geras jų įsisavinimas. Alternatyvių baltymų rinka mums yra labai palanki. Vien šiandien tikslinių vartotojų Europoje yra apie 24 milijonus, tai yra senėjimo amžiaus sulaukę žmonės, uždirbantis vidutinės ir aukštesnės pajamas. Rinkoje faktas, kad mes esame ne vieni, bet nei vieni iš tų konkurentų neturi pranašumo, tai yra jie negamina savo produktų naudodami 3D spausdinimo technologiją. Lygiai taip pat nei vienas iš jų savo sudėtyje nenaudoja tokios stiprios amino rūgščių bazės. Ir manau, nei vienas iš jų nėra taip pakvaišęs dėl tvarumo kaip mes. Įėjimo į rinką planas, pirmiausia, pardavinėsime spausdintą produktą, o netolimoje ateityje ir skystą baltymų matricą, kurią galės naudoti kiekvienas namų ūkis savo namuose. Pažangos čia tikrai matyti daug. Aš manau, kad kiekvienas virtuvėje turėsime su laiku tą 3D spausdintuvą. Priešais jūs stovi Greta, kuri programos pradžioje atėjo sutrikusi. Gal šiandien tikėjotės, kad pavaišinsiu svirpliais ar kokiu užkanduku, bet noriu pasakyti, kad EVA programos dėka aš pasikeičiau iš esmės, aš pagaliau turiu tą misiją ir aš supratau, kuo galiu būti naudinga ir žmonėms, ir pasauliui. Man prireikė valandų, faktas, kad taip, turėjau daug susitikimų, skambučių, laiškų, kol, galvojau, gal kurti šuniukų maistą, gal maistą astronautams, netgi trąšas iš svirplių. Bet galiausiai, kai radau tą sprendimą, pagaliau ir pačiaupiau tą rezultatą. Tai turiu licencinę sutartį su KTU, turiu savo pirmosius pilotinius bandytojus, turiu pateikusi paraišką mokslo tarybai, kas leis mano gaminį iš 6 lygio pasiekti į 9. Aš šiandienos sėkmės atveju sukursiu pirmąją produkto paletę, kurios laukia mano pilotiniai vartotojai. Mano komanda susideda iš stiprių profesionalų. Kurkime orę tradiciją senti. Ačiū. Komisija. 3 minutės. Norėčiau paklausti, dabar sudėtis būtų svirpliai trinti, kokie jie? Nebus tai trintis, ačiū labai pirmiausia už klausimą, tai nebus tiesiog sutrinti svirpliai, bus iš pačių svirplių išgauta baltymų, amino rūgščių sudėtis, kuri bus kombinuojama su augalinės kilmės baltymais ir iš viso to papildant vitaminais ir mineralais bus sukurta ta skystoji matrica, kuri bus dedama į spausdintuvą ir gaminamas produktas.
Norėjau pasiteirauti, ar darėt kokį vartotojų priimtinumo tyrimą, galvojant apie tai, kad jūs orientuojantis į vyresnio amžiaus vartotojus, ar jiems tikrai bus priimtinas toks inovatyvus produktas? Tikrai taip, tyrimai buvo daromi, tai čia pats paskutinis, tai buvo paroda Rinkis prekę lietuvišką Kaune, kur tikrai sulaukėm didelio srauto lankytojų, buvo paleista ir pranešimas, ir žinutė mūsų interneto svetainė. Tiesiogiai turėjau galimybę bendrauti su vyresniais žmonėm, bet lygiai taip pat turėjau ir kelis rimtesnius renginius, kuriuose dalyvavo 3-ojo amžiaus universiteto žmonės, Panevėžio šaltiniečių bendruomenė, su kuriais užmezgiau labai glaudų ryšį, galėjau išsamei papasakoti, ką kuriu, ir šiai dienai aš turiu juos pasilikusi šalia su ta žinute, kai bus pagaminta pirmoji bandomoji paletė, aš juos pasikviesiu ir mes tai testuosime daug detaliau. Toks pusiau techninis klausimas, jeigu jūs jau išgryninate svirplių baltymą, turite tavo rinkinį, kodėl jie vėl dirbtinai daryti kietą, o ne pardavinėti lašiukais, piliulėmis, panašiai, aš, supratot, taip. Išgryninot, o paskui vėl jį paslėpėt kitoje, tarp kitų medžiagų paprašiau. Iš tikrųjų nepaslėpiam, o galvojame apie tuos žmonės, kurie sensta ir apie tai, kaip jie gyvens. Nes dabar tas senstantis žmogus, kuris turi ryjimo problemų, jis iš esmės negali išeiti į visuomenę, jisai negali būti kavinėje su kitais žmonėmis, negali valgytis ir priverstas, arba tyrelės kažkokias tai gerti, arba skystos formos aktimelio buteliukus. O mes norime padaryti tai, kad tas produktas būtų patrauklus, kad jam tam žmogui nereikėtų slėptis niekur namuose, o netgi restoranam parduoti tą skystą matricą, jie įsitraukia į meniu, pasigamina patiekalą ir taip pritraukia tą senyvą žmogų pas save į kavinę. Tai baltymų tai be abejo, kad gautume. Taip. Norėjau patikslinti, spausdinimas, kiek užima laiko, kokia gaunasi savikaina, ar gamyba tik tai per spausdinimą ir per kiek laiko jums paletę pagaminti išeitų su spausdinimu? Labai trumpai, 1 sekundę ir... Spausdinimas užtrunka, spausdintuvas, testuojame skirtingus spausdintuvus, kurie gamina ne tik tą vieną patiekalą, bet gali po kelis. Produkto kaina šiai dienai 200 gramų yra apie 5 eurai. Ačiū dar, ačiū Jums. Tiek laiko, ačiū labai Greta.